Labas rytas, mielos moterys, nu gal ir vyrai. Šiandieną yra sekmadienis, dabar yra 9:30 ryto. Mes važiuojame į veterinarijos kliniką, vežame Dash ir Gloriją. Patikrinti, pažiūrėti, ar viskas gerai, ar reikia kažkokių injekcijų. Aha, kalbant apie tai, reikia pasiimti dokumentus, nežinau, kur jie yra. Antras dalykas, važiuojame į vienos moters laidotuvės, kadangi Ryano draugo mama mirė. Deja, nes neiškovojo su vėžiu, labai gaila moters, mano metų, tikrai labai skaudi situacija ir važiuojame palaikyti. Turime tokį pavadėlį, tai bus Glorijai vaikelį. Atėjau į parduotuvę nupirkti Ryanui šokoladinio pieno, bet taip pat galvoju, gal nupirksiu šunų maisto tokio. Tik Tailande kiek daug makaronų, pažiūrėkite, milijonai. Gerai, dabar noriu nupirkti vaikui pieno, paprasto pieno. Va. Taip pat mažą šokoladinio. Na va, pagaliau muzika nustojo, tai aš galiu su jumis pakalbėti. Atvažiavau išplauti mašiną, dabar yra apie 12 valanda dienos. Ryanas miega ir po to važiuosiu apsipirkinėti, reikia nusipirkti maisto ir taip pat gėlių, kadangi šiandienos tos moters laidotuvės. O ši vieta, mašinų plovimo aikštelė, man labai patinka. Kodėl? Kadangi netoli jos yra kavinė, gali prisės kavos išgerti. Šiaip tai bandau plasmasės nenaudoti, visuomet nešuosi, o bandau nešti savo indelį, bet šį kartą kažkaip pamiršau. Labai gražiai išvalė mašiną. Atvažiavau nusipirkti vaisių, pasistačiau mašiną, čia yra turgus. Paprašiau moters, kad tik tais duotų tokias, kur ne žalias, nes praeitą kartą nebuvo labai sunokę, tai negalėjom valgyti. Šį kartą paprašiau, kad sunokusias. Matote, tų vaisių yra milijonai, apelsinai, mandarinai, čia tokių taiškų yra. Dabartis yra po 12:20, laidotuvės 2 valandą. Tai nusipirkau vaisių, nusiploviau mašiną, nusipirkau kavos, dabar greitai nusipirkti maisto, grįžtu namo, viską susidėstau į šaldytuvą. Vaikas dar greitai, kad lystų vieną kartą po dušu, nes žinau, kad pietų jisai prigulė pamiegoti. Išsivalys dar kartą dantis, nu kad taip šviežiau viskas būtų. Ir tada važiuosime į laidotuvės. Nežinau, kaip vaikas mano reaguos, nes žinoma, jisai nebuvęs laidotuvėse. Ir aš pati nebuvus tajų stiliaus laidotuvėse, pažiūrėsiu, kaip čia bus. Svarbiausia, kad apkabinti jo draugą ir pasakyti, kad mes esame čia, jeigu jam kažko reikės. Sriuba atrodo taip, ryžiai, vištiena ir buljonas. Reikia išsikraustyti tašes, užsidėti kelnes, nes žinoma taip neisi. Labas rytas šeimyna, dabartis yra beveik 5 valanda ryto. Noriu padaryti 30 minučių pratimus ir po to ruoštis į mokyklą. Parodu, kokius pratimus darysiu. Jos vardas yra Caroline Girvan. Pilno kūno pratimai, 30 minučių.
So with that intro, I saw my mom when I was little overly... Na, sveikos, mielos moterys, nu gal ir vyrai, nelabai aš su jumis pasisveikinau ryte, matėte, atsikėliau 4:30, pasportavau, po to vaikas atsikėlė, prašė, kad nueičiau į viršų kartu su juo, nes jam buvo baisu. Kodėl baisu? Nes vakar važiavome į mano draugės laidotuvės, pažįstamos laidotuvės, ir turi jinai 8 metukų vaiką, Raino draugą, tai vaikas sėdėjo prie jo, 2 berniukai kartu. Tai vakar vaikas mano buvo pirmą kartą laidotuvėse, tai aš manau, kad jį truputėlį pabaugino, nors tikrai nieko baisaus nebuvo. Aš sakau, ko tu bijojai? Sako, nuotraukos. Man ta nuotrauka į mane žiūrėjo. Tai aš nežinau kaip jums, bet aš kuomet maža buvau, aš atsimenu mano tėtės numerį ir mes turime nuotrauką namuose, kuri yra pakabinta ant sienos ir aš atrodo, kuomet aš vaikštau, tos akys taip pat mane stebi. Aš nežinau, ar jums tai buvę ar ne, kuomet mažas vaikas, jūs taip pat to bijote. Dabar nėra per daug ką pasakyti, aš deduosi makiažą. Deduosi tokį makiažą. Pirmą nuo Saulės 50, o po to kremą, kuris taip pat turi nuo Saulės 50, bet turi tokios mažos spalvos, tai vos ne kaip ir, nežinau kaip pasakyti jo. Tai užsitiesiu kremą, pasidažysiu akis, turiu tokius bumboliukus, išsiimsiu plaukus ir aš manau, jie bus tokie susigarbanoję. Aš šiandieną noriu taip jaustis daugiau moteriškiau, pirmadienis, kavą gurkšnuoju, vaikas dar miega, vyras miega, Dašas irgi miega, bet aš su Glorija čia. Gražiai. Va. Visiškai neblogai, ne? Ha. Tai aš užsidėjau nuo Saulės 50 tokį kremuką ir taip pat turiu Oriental Princess, kuris vadinasi Natural Sunscreen, natūralus nuo Saulės kremas. Ir taip pat nusivalau lūpas su vazelinu, kad jos tokios būtų minkštas. Tai matote, veidas yra jau paruoštas, o dabar antakiai ir akys. Taip labai paprastai, labai mažą kiekį nuo Saulės kremo kartu su spalva. Labai patinka, žinokite, šis Oriental Princess brandas. Wow, pirmą kartą pabandžiau, bet tikrai labai faina. Labai faina kosmetika. Matote, jau makiažas yra padarytas, aš manau labai švelniai atrodo. Eisiu į viršų, pakelsiu sūnų ir laikas jam, žinoma, maudytis po dušu, rengtis, valgyti pusryčius ir važiuoti. Tik tais 15 minučių liko, iki kol mums reikia išvažiuoti. Bet nieko tokio, viskas gerai. Jaučiuosi gerai, šviežiai, pati savo gražiai. Aš manau, jisai bus labai blogos nuotaikos. Na va, grįžau iš mokyklos. Žinokite, filmai, žinokite, aš pamiršau pasiimti kamerą. Ką tai reiškia? Vadinasi, kad nuvažiavau į mokyklą, padirbėjau ir grįžau namo. Tai pas mus vyksta remontai, nors namai atrodo gana gerai, nes apsitvarkėm su vyru, dabar važiuojame valgyti kaip ir vakarienės. Tai pabandysiu pafilmuoti, naujas toksai restoraniukas atsidaręs. Man jisai patinka, kodėl? Vadinasi Cheap Charlie. Let's go. Khaki? Okay. Tai ta vieta, į kurią važiuojame, vadinasi Cheap Charlie's. Why does it call Cheap Charlie's? Because it's cheap? Or just... Yeah, because people who are tight are called Cheap Charlies. And it's also, they have a very good deals. Especially if you've got a reward card. If you have a reward, jeigu jūs turite tokią kaip ir kortelę, jos dėka gali labai pigiai valgyti. Tai aš jums parodysiu, kokios kainos tenais ir bandysiu išversti į eurus. Iš tikrųjų pakeitėm savo nuomonę. Kodėl? Atvažiavome į kitą vietą, kurioje aš nesu buvusi ir norėčiau tenais pafilmuoti ir parodyti, kaip viskas atrodo. Geriu tokią arbatą. Korėjietiškas restoranas, o šitas yra tajų restoranas, toksai naujas. Okay. Pačios skaniausios dešrelės, jos yra aštrios. Iš tikrųjų, iš kito Tailando rajono Isan. Šis restoranas yra naujas, Swiss House.
Švedijos. Netoli namų, prie turgaus. Einame į vidų, pažiūrėsime, kaip atrodo. Tai mes esame šioje vietoje, kur vadinasi Den Swiss House. Noriu apsukti kamerą ir truputėlį parodyti, kiek kainuoja maistas. Taiškas maistas visuomet yra pigesnis, daug pigesnis negu užsienietiškas. Tai dabar aš parodau pusryčiai, pavyzdžiui, breakfast menu, 2 kiaušiniai su beikonu, taip pat su duona, sviestas, sultys, kava, 150 taiba. Vynas, alus, skirtingos kainos, taip pat turi salotas. Salotų bufe, gal nueisiu truputėlį vėliau parodysiu. 275 taiba, nuo 5 iki 11. You should go and have a look on video, but Čia yra toksai bariukas, čia yra salotų bufe. 275 taiba. Grįžome namo, dabar yra po 6:20, vyras važiuoja pasiimti Ryaną 7 valandą, nes pas savo draugą, o aš šoksiu į dušą, išsimaudysiu, gal užsidėsiu kaukę, o gal ir ne, nežinau, ir tada paskambinsiu savo draugiai Indrai, kuri gyvena pietų Prancūzijoje. Bet aš manau, šiuo metu jinai yra Anglijoje. Turiu šunų maisto, kurį paduosiu laukiniam šuniui. It's okay. No. Okay.